Išgirdome ką tik prezidentės veto. Kokia būtų jūsų reakcija į jo sprendimą? Realiai prezidentai mes siūlėme virš 30 straipsnių. Juos atkreipti dėmesio, kadangi tai buvo tokios pačios pagrindinės nuostatos, kuriuose buvo pažeista darbuotojų teisės, sumažintos darbuotojų socialinės garantijos. Tai į dalį prezidentė atsižvelgia, į ką mes kreipėmės, bet reikia pasakyti, kad kai kurios svarbius klausimus jinai neatkreipė dėmesio ar galvoja, kad tai nėra per daug reikšminga, bet dirbantiesiems tai yra tikrai reikšmingos nuostatos, kurios nebuvo vietos. Kokios konkrečiai tai būtų nuostatos? Konkrečiai tai būtent darbo laiko apskaita ir prie dabartinės formuluotės įstatymo gali darbdavys taikyti suminę darbo laiko apskaitą, gali priversti darbuotoją dirbti iki 72 valandų per savaitę. Tai yra tikrai labai ilgas laikas ir turbūt Europoje tokio laiko niekur nėra. Lietuva būtent gal išsiskirtų iš kitų Europos Sąjungos šalių. Dar vienas, į ką prezidentė neatkreipė dėmesio, tai būtent dabartiniam galiojančiam kodekse ir projekte buvo nustatytas apskaitinis laikotarpis 1 mėnesio dydžio, o vykdant suminę darbo laiko buvo 3 mėnesių dydžio. Tai svarstant šitą įstatymą, būtent apskaitinis laikotarpis vykdant suminę darbo laiko apskaitą 3 mėnesiai liko, o netaikant suminę darbo laiko apskaitą visai dingo toks laikas kaip apskaitinis laikotarpis. Ir dabar realiai apskaitinis laikotarpis gali būti savaitė, gali būti ir metai. Tai vat mūsų visiškai neramina ta situacija, nes tik tai praėjus tam tikram laikui darbuotojas žinos, ar jisai dirbo viršvalandžius, ar jisai nedirbo viršvalandžius, kaip sudėliojo tas darbo laikas. Todėl mes galvojam, kad į tuos punktus reikia būtinai atsižvelgti, nes tai kardinaliai pažeidžia darbuotojų teisės. Kokie tolimesni profsąjungų veiksmai? Kaip girdėjom, kad Seimo vicepirmininkas pasakė, kad bus šaukiama neeilinė sesija. Tai mes mėginsim įtakoti Seimo narius, kad jie nepasielgtų taip, kaip priimant kodeksą, o būtent, kad prezidentės veto nebūtų atmestas, kad jį būtų atsižvelgta ir kad vėl įstatymas iš naujo būtų pradėtas svarstyti. Ir tą, ką siūlė prezidentė ir tą, ką mes dar papildomai siūlome, tai būtų atsižvelgta ir įstatymas iš liberalaus taptų ne tik liberalus, bet ir socialiai atsakingas. Prezidentės veto vis tiek yra stipri žinutė nusiųsta politikams, taip pat ir Seimui. Ar manote, kad Seimo nariai išdrįs elgtis prieš prezidentės valią? Lietuva yra stebuklų šalis ir kartais daug ką sužinau, dabar tuo labiau, kad yra prieš rinkiminis laikotarpis, tai visiškai stebuklų metas. Todėl ar išgirs ar neišgirs, mes labai gerai matėm svarstant darbo kodeksą, kaip tas įvyko, kai kalbantis trišaliai tarybai, kalbantis socialinių reikalų ir darbo komitete, būtent visi girdėjo ir tarėmės, kaip rastų tokį gerą variantą tinkantį darbuotojams darbdaviams. Ir svarstant Seimo salėje buvo sutarta dėl to geresnio varianto, bet priėmimo stadijoje viskas atsivertė aukštyn kojom ir buvo priimtas toks įstatymas, kuriam pritarė premjeras ir kuris yra liberalus, bet visiškai nesaugus darbuotojas. Todėl kažko tai tikėtis, būtent artėjant rinkimams, tai yra labai sudėtingas procesas, bet galvojam, kad gal visgi sveikas protas nugalės, bus atsižvelgta į darbuotojų prašymus, darbuotojų reikalavimus, kad įstatymas ne tik liberalus, bet ir socialiai atsakingas. Dėkui.